Sveiki, mėlyjeji. Štai aš jau nebe laive, štai aš ant savo sofkutės, o prieš mane Čiagos grybas. Taigi aš praleidau 3 nuostabiai šaltas paras klajodamas šitoje šiaurinėje jūroje, ledinėje jūroje, ieškodamas šito grybo ir aš jo radau. Beje, nedaug jo beliko, todėl kad aš jį išdalinau pasirodo visai ne tiem žmonėm, kuriems to reikia, bet tai tiek to. Aš prižadėjau, padariau, tebūnie kvailį ir bažnyčių muša, o mes pakalbėkime apie jo gydomąsias savybės, nes daugelis žmonių šito grybo laukia, o yra tokių, kurie netiki šito grybo gydomiosiomis savybėmis ir visai bandau atkalbėti žmonės, kad jie to grybo nevartotų, nes tai tipo yra feikas. Tai pirmiausia, mes atmeskime į šoną tuos visus tikėtojus ir netikėtojus, todėl kad tikyba tai yra ne mūsų reikalas. Medicinoje tikyba užima labai mažytę dalelę. Medicinoje reikalinga viską paremti faktais ir jau patikrintais praktikoje dalykais. Tad jeigu mes imame už faktą, o tai yra faktas, kad šitas grybas gydo įvairias ligas, tai mums reikia rasti atsakymą į tai, kaip jisai gydo ir kodėl jisai gydo. Ir tą nesunku padaryti tiesiog loginio mąstymo, kritinio mąstymo būdu. Ir tai mes padarysime štai va čia tiesiogiai kartu su jumis. Taigi, imame kelis grybelinius. Tai imkime Čiagos grybą ir kaip pavyzdį paimkime žvynelinę, taip pat kažkokį tai grybinį uždegimą. Taigi, mūsų žarnyne gyvena begalė daug bakterijų, kurios ir sudaro mūsų visumą. Bet ten apsigyvena kartais ir tokios bakterijos, kurios savo veika išskiriamais toksinais užtaršia mūsų organizmą ir organizmas valydamasis nuo šito šlako ir toksino visą šitą brūdą išstumia per odą žvynelinės pavidalo. Ir daktarai užuot gydę priežastį, jie išrašinėja visokius tepaliukus, kad tie panaikintų tiesiog simptomą, bet neišgydytų ligą. Taigi palikime daktarus irgi į šoną, nes senovėje žmonės gydė patys save ir jie žinojo, kaip tai padaryti. Ir jie žinojo, kodėl tas grybas gydo. Tai pabandykime ir mes dabar atrasti šitą atsakymą. Taigi, jeigu mes žinome jau, kad čia gyvena kažkokie tai grybeliniai. Ir čia yra taip pat grybas. Ką mes žinome apie šitą grybą? Mes apie šitą grybą žinome, kad jisai vadinamas dominuojančiu grybu. O ką reiškia dominuojantis? Tai yra agresyvus grybas visiems kitiems grybams. Tai reiškia, toje teritorijoje, kurioje gyvena šitas grybas, kiti grybai gyventi negali. Čiagos grybas sunaikina arba išstumia iš tos teritorijos visus kitus grybus. Tai reiškia taip. Jeigu kažkokiu tai būdu mūsų žarnyne apsigyvens šitas grybas, tai laikui bėgant jisai visus kitus grybus iš ten išstums. Taip? Na juk iš tikrųjų, taip, ar ne? Taigi, o ką padaryti, kad šitas grybas atsidurtų mūsų organizme? Tai yra daug visokių versijų, visokių pasiūlymų, kaip šitą grybą yra gerti. Pats efektyviausias anot tai yra tas būdas, kada beveik verdančių vandeniu užpili šitą grybą ir 2 paras laikai termose, kad jisai nusistovėtų. Taip, tai yra labai efektyvus būdas ištraukti visas veikliąsias medžiagas ir mikroelementus iš šito grybo. Tačiau, kas atsitinka užpilus verdančių vandeniu arba pusiau verdančių? Kaip žinia, prie 60 laipsnių temperatūros visi mikroorganizmai ir grybai žūna. Tad jeigu mes užpilsim šitą grybą verdančių vandeniu arba daugiau nei 60 laipsnių, šitas grybas žus. Ta prasme, jis ne visas žus, jo gydomosios savybės išliks, jis galės gydyti galbūt 200 ligų įvairių kitų, kuriem nereikia pačio mikroorganizmo, pačio grybo. Jiem nugalėti užteks mikroelementų, kurie
bus ištraukti to vandenio pagalba, bet vat pats grybas, šitas gyvasis organizmas bus nužudytas. Tai ką reikia daryti? Jį reikia valgyti. Jį tiesiog reikia valgyti, neapdorojus termiškai. Kišti į žarnyną, kaip maistą. Tiesa, jo nereiktų valgyti dideliais kąsniais, todėl kad tai vis tik tai yra medis ir aš nežinau iš tikrųjų, ar jį suvirškins skrandis. Bet tam, kad nerizikuoti, aš siūlyčiau jį sumalti, bet ne per smulkiai, kad tos dalelės taip pat nebūtų tokios smulkios, kad to grybo nesunaikintų skrandžio rūgštys. Na, sakykime, aš galvoju, kad jeigu mes jį sumaltume taip kaip sojos kruopos dydžio gabaliukais, tai pilnai užtektų. Ir aš ką dariau? Aš jį maliau ir užgerdavau būtent tuo nuoviru, kuris stovėdavo kelias savaitės. Nors aš geriu šitą čiagą kaip arbatą, kaip užsigerimą. Bet jeigu aš norėsiu gydytis būtent žarnyno ligas, aš ją valgysiu. Tai štai jums atsakymas, loginis atsakymas, kaip ir kodėl šitas grybas, tarkime, gydo žarnyno ligas ir tuo paprastuoju būdu gydo ir žvynligę. Tai be abejo, šitas grybas neišgydys, tarkime, žvynligės per 2 dienas per savaitę. Tai turės užtrukti kažkiek tai laiko, be abejo, nes tie procesai jie nevyksta greitai, bet tai vyksta. Anksčiau ar vėliau šitas grybas išstums blogasias bakterijas ir jūs išgysite nuo šitos baisios negandos. Taigi niekada netikėkite tuo, kas kuo tiki. Ieškokime faktų, paneigiančių arba patvirtinančių kažkokius tai teiginius. O prisigalvoti pletkų galime, Dieve mano, kokių. Tai žmonės kartais ir norėtų išgyti, jie nori išgyti, bet jie prisiklauso nereikalingų, neveikiančių dalykų ir atstumia kartais į šoną tokius paprastus, pigius, efektyvius vaistus, o perka neveikiančius, brangius vaistus iš vaistinių. Taigi aš siūlau galvoti ir tada būti protingiams ir sveikiems. Taigi, čiagos yra, prašom kreiptis. Tiesa, ji daugiau nekainuoja šitų 20 euriukų, ta prasme už dyką. Labai gaila, bet buvau gerokai apgautas, tai todėl šiandieną jį kainuoja 70 eurų su siuntimu ir tai yra iš tikrųjų pigu, nes tai yra tikra. Taigi kreipkitės.